LTL saugumas yra mūsų veiklos pagrindas. Mūsų gyvybę saugančios taisyklės yra vadovaujančiosios nuostatos, formuojančios visų mūsų saugų elgesį darbo vietose, įsitvirtinusios visų mūsų vertybėse. Gyvybę saugančios taisyklės yra susijusios su darbu aukštyje, darbu prie kelių, darbu elektros įrenginiuose arba šalia jų, darbu su sunkiaja technika, darbu pavojingoje zonoje, vairavimu ir saugos valdymo priemonių apėjimu. Štai taisyklės, kurios taikomos darbui aukštyje. Aš tikrinu savo įrangos saugojančios nuo kritimo komplektą prieš naudojimą. Aš tvirtinu įrankius ir darbo medžiagas, kad išvengčiau daiktų kritimo. Aš prisitvirtinu save tik prie patvirtintų tvirtinimosi taškų, kai esu už apsaugotos teritorijos ribų. Aš visada užtikrinu, kad būtų taikomos prevencinės priemonės nuo kritimo. Ir aš atlieku tik tas užduotis, kurioms esu apmokytas. Kokios yra gyvybę saugančios taisyklės, dirbant prie kelių? Kaip LTL komandos narys, aš visada dėviu gero matomumo darbo rūbus. Aš visada užtikrinu teisingą darbo vietos ženklinimą. Aš užtveriu savo darbo vietą užtvarais, kai būtina apsisaugoti nuo pravažiuojančių transporto priemonių. Ir aš vadovaujuosi darbo leidimu. Štai taisyklės dirbant elektros įrenginiuose arba šalia jų. Aš visiškai atjungiu įrenginį. Aš imuosi priemonių išvengti klaidingo įjungimo. Aš patikrinu, kad nebūtų įtampos. Aš atlieku įžeminimą. Aš įrengiu apsaugą nuo greta esančių įtampą turinčių dalių. Aš dirbu su elektros įranga tik tada, kai man suteiktas leidimas ir aš esu tam apmokytas. Štai taisyklės dirbant su sunkiaja technika. Aš patvirtinu, kad krovinys buvo įvertintas bei mašina įranga buvo patikrinta ir yra tinkamos naudoti bei atitinka paskirtį. Aš naudoju tik tokią įrangą, kuriai naudoti turiu kvalifikaciją ir aš niekada nevaikštau po kabančių krovinių. Dirbant pavojingoje zonoje, aš elgiuosi taip, kad išvengčiau pavojų, kuriuos gali sukelti judantis objektai, krintantis daiktai, transporto priemonės, staigaus slėgio išleidimas, elektros iškrovos, griūvančios konstrukcijos. Aš nustatau pavojingas zonas, jas aptveriu ir jų laikausi. Ir aš imsiuosi veiksmų, kad apsaugočiau kitus. Kaip gyvybę saugančios taisyklės taikomos vairavimui, LTL, aš visada užtikrinu, kad mano transporto priemonė būtų techniškai tvarkinga ir saugi. Aš tvirtinu krovinį ir niekada neperkraunu transporto priemonės. Aš visada dėviu saugos diržą vairuojant automobilį. Aš pasirenku savo greitį atsižvelgdamas į kelių ir oro sąlygas ir niekada neviršiju leistino greičio. Aš nesinaudoju telefonu be laisvų rankų įrangos ir nevaldau kitų įrenginių vairuojant. Aš esu sveikas, pailsėjęs ir visiškai budrus vairuojant. Aš visada dėviu šalmą ir būtiną apsaugą vairuodamas sniego motociklą arba keturratį. Aš niekada neapeinu saugos valdymo priemonių ir nepažeidžiu taisyklių. Aš visada vertinu riziką, naudoju tik patikrintas darbo ir apsaugos priemonės. Laikausi saugos taisyklių bei vadovaujuosi leidimais. Aš gaunu leidimą prieš, išjungiant arba pakeičiant saugos įrangą, nukrypstant nuo procedūrų ir prieš apeinant užtvarus. Saugumas svarbiausia. Šiuo šūkiu vadovaujamės visuose savo verslo aspektuose. Mes rūpinamės vienas kitu, laikomės šių gyvybę saugančių taisyklių ir užtikriname tinkamos įrangos naudojimą tam, kad mūsų darbuotojai saugiai grįžtų namo kiekvieną dieną. Kartu puoselėjame gerą darbo aplinką bei siekime darbo ir asmeninio gyvenimo balanso. Mūsų gyvybę saugančios taisyklės taip pat reiškia, kad esame atsakingi už savo daromą poveikį planetai, klimatui ir aplinkai. LTL, mūsų gyvybės saugančios taisyklės, yra mūsų veiklos pagrindas.